Juozai, pakalbam tą temą salikliniai miežiai ir jų tręšimas azoto, kokios tos normos galiausiai reikalingos tręšiant, auginant saliklinius miežius. Na, miežis pats iš savęs labai gražus augalas. Ir iš jo gaminamas alus ir kad alų pagaminti, kad pagaminti saliklą. Kotų dulkės labai nemalonios. Jo, kotų dulkės jo, bet sakykim, kad gauti tą, kaip sakyt, gerą saliklą, nereikalingi baltymai, reikalinga daugiau krakmolo. Ir čia tokie, kaip sakyt, toks, kontradikciniai dalykai. Tai vis dėlto, Juozai, salikliniai miežiai, jų tręšimas azotu, sakykim, aišku, tai susiję ir su fosforo kaliu, bet, sakykim, tas azoto norma, kokią ūkininkų reikėtų parinkti, rekomenduoti, kuri yra, sakykim, tokia būtų saugesnė, kad nesukaupti azoto. Taip, jeigu kalbant apie azoto normas saliklinėse miežiuose, tai per paskutinius turbūt 15-20 metų tas labai kito. Nes buvo veislės, kurios netolygiai įsisavindavo azotą ir rekomendacijos tokios buvo, kad 40 kg tręšti tik tai azoto. Dabartinės veislės, čia aišku mes galim tikrai pasakyti, kad Syngenta turi ne vieną veislę, kuri tikrai gerai įsisavina azotą, tolygiai įsisavina. Ir, nekaupia apie to baltymo, kuris nereikalingas saliklinėse miežiuose. Tręšimo normos dabar gali siekti 80-90 kg ir tikrai jos tada leidžia išauginti ir gerą derlių. Tikrai salikliniai miežiai, tampa augalais, kurie ekonomiškai apsimoka auginti. Salikliniai miežiai turi ir tokios svarbų ekonominį svertą jų auginimai ir ūkininkui. Tai vėlgi, žiūrint į šių metų supirkimo kainą, tai ūkininkai galėjo gauti už saliklinius miežius apie 250 eurų už toną. Tai yra didelis skirtumas nuo pašarinių, taip pat yra ženklus skirtumas nuo žieminių kviečių. Turbūt... Ir kartu dar azoto to trąšų sakykim, kainos irgi labai aktualu. Kitas klausimas. Jeigu žiūrint, sakykim, CO2 emisijos klausimais, jeigu taip žiūrint, žieminiai kviečiai, jeigu tu gauni 7 tonas, tai saliklinių miežių tu tikrai gausi 6, apie 6 tonas. Tai sakykim, kiek reikia azoto patręšti, kad gauti 6 tonas kviečių ir kiek yra miežių, kaip minėjai, ten 80-90 kg į hektarą ir to užtektų. Tai jo azoto gamybos klausimais, kiek yra sutaupoma dujų, kiek yra į aplinką mažiau išmetama CO2 ir, sakykime, tie auginimo kaštai yra pigesni. Čia yra daug dalykų susideda į vieną. Ganėtinai aplinkos požiūrių salikliniai miežiai ganėtinai toksai draugiškas aplinkai augalas. Iš tikrųjų, mes dabar paminėjom azotą, bet kartu reikėtų kalbėti ir apsaugą nuo ligų. Tikrai kviečiuose plintančios lygos, jos yra agresyvesnės ir darančios didesnę žalą, todėl mes kalbam apie fungicidų panaudojimą 2 kartus kviečiuose technologiškai. Miežiuose dažnai galima įsiversti vienu purškimu. Tai čia vėl irgi taupoma, kalbant apie bendrai ir ekologiniai klausimai ir visa kita, jie yra tokie technologijoje teigiami, lyginant, sakykime, su kviečių technologija šitoj vietoje. Tai aš dariau skaičiavimus, rentabilumo prasme, lyginant, sakykime, 6 tonas kviečių, 6 tonas saliklinių miežių, tai miežiai buvo žymiai rentabilesni. Šįmet, sakykime, kodėl paprastas azoto mažiau išlaidų, fungicidas daugeliu 95% užtenka vieno purškimo, pasirenka teisingą fungicido normą ir laiku jų nupurškus. Tai čia yra toksai augalas labai, sakykime, reikalaujantis mažesnių įdėjimų.
tiesiog paprastesnis auginti tai augalas. Atsimeni, Jozai, pačiu mes darėm daug bandymų su azotu ir pirmais metais, kai pradėjom daryti, ten buvo gal 5 veislės ir mes darėm 60, 90, 120. Ir prie 120 tos veislės tiesiog nežinojau, į kurią pusę linkti. Ar į baltymų kopimo prasme į mažiau, ar į viršų. Atsimenu, Kvinčas iš karto rodė, norėjo, kad į didesnę baltymų tiesiog pusę linko. Išėjo iš tų ribų, kad tiktų salykliniam miežiam. Tai tą tikrai prisimenu ir 120 tikrai kaip salykliniam aš manau, kad yra per didelė norma. Mes dabar tyrimus darom toliau su 60-90. Su 60-90 ir mes matom, kad 90 puikiausiai pasiteisinanti yra norma. Nebent ekstremaliai nepalankios sąlygos, kada augalas negali pasiimti azoto, jisai dirvoje dar yra, tai turint galvoje sausą laikotarpį ir kur tai jau plaukėjimo metu miežių iš dirvos susidaro sąlygos paimti tą azotą. Turiu galvoje, ateina lietus ir tą azotą tada intensyviai augalas pradeda iš dirvos paimti. Aišku, jį neapdoruoja, tada lieka baltymo formoje ir kaupia baltymus. Tai čia labai tiktų 2003 metų, vasarai sezonui, kai, sakykime, buvo sunkiau pasisavinti azotą ir drėgmė atėjo vėliau ir tas azotas nuėjo į baltymą, to labiau, tas krūmimas buvo mažesnis. Vėl mažiau tų vaikų, mažiau stebų, mažiau yra valgytojų, to azoto automatiškai baltymas padidėja grūdė, nes augalas, logiškai jisai nori palikti pas savęs palikuonį. Jis nežino, kad mes jį norim salykinę miežę, auginam salykinę miežę, bet kad turim baltymo mažiau, krakmolo, jam taip nepasakysi. Be abejo, baltymas yra pagrindinis, baltymai augale, tai yra ta statybinė medžiaga ir jeigu mes kalbam apie tuos palikuonis, tai jinai yra būtina. Krakmolas tai yra atsargos maisto atsargos tiem palikuonim. Tai aišku, jų reikia, bet jeigu jų mažiau bus, tai aišku vis viena, sakykime, augalas gali vystytis, bet proporcija tuomet bus baltymų didesnė lyginant su krakmolu ir tas mums neleidžia čia panaudoti tokio grūdo salyklui, nes ten per daug baltymų bus. Tai reziumuojant, kas nuspręs auginti salyklinius miežius kitais metais, pirmą pasirinkti veislę, salyklinių miežių veislę, kuri tinka salyklinių miežių auginimui, tada ir tinkamą tręšimą fosforo kaliu ir azoto normą iki, sakykim, 90, 80-20 kg. Ir dar be abejo prieselis. Prieselis gausiau tręšiamas kaliu, pavyzdžiui, nes tas leidžia augalui geriau įsisavinti ir apdoroti azotą. Arba tas pats liestų, sakykime, auginant po cukrinių arba po bulvių, kur daugiau azoto duodame, kur, sakykime, likučiai azoto cukrinėse su lapais gali likti, jeigu užariam, bulvėse po bulvių irgi gali azoto likti, tai iš principo galbūt ten azotą reikėtų ir pamažinti, arba pasidaryti tyrimą mineralinio azoto po tokių augalų. Dažnai problema būna azoto, sakykime, daržininkystės ūkiuose, kur po daržovių auginami miežiai. Ir tikrai tada sunku rasti tą tinkamą azoto normą ir dažniausiai jisai būna, kad viršyje, sakykime, tą normą, kuri yra salykliniam miežiam maksimali.